Labą dieną. Matau, taksistas esat. Nu, ar senas taksioras. Aš dabar biški dušmaninu retkričiais. Gal papasakosit, kas nutiko? Nu, va, bižokas bus užkalęs. Karočią, lipau į parodą ant trečio передача, kažko nekanalina, jungiau рычагą į antrą передачу. Vgasinu iki dugno, nekanalina. Sustojau, sakau, reikia pažiūrėti. O matai, maitniko obudas atšokęs. Karbo propkės atšokusios, soliarą išbėgus, babina dodo adačią. Karočią parašą, truba gaunas. Štai kaip aš norėčiau visą tai, ką jis pasakė, išdėstyti tvarkingai, aiškia lietuvių kalba. Gerbiamas taksistas važiavo į Parodos kalną, Kaune, kaip supratote, ir pajuto, kad variklis blogai dirba, nepilnu pajėgumu. Atsidaręs variklio dangtį, jis pastebėjo, kad genda aukštos įtampos generatorius. Bet to sutrūkusi švaistiklio įvorė, jis nori pasakyti, kad reikalai yra blogi. Nu vo, užvakar su korišu varom iš Pienkės, korišas trupas ant užpakalinės sėdinės guli, aš įkalęs. Kazokai ant perikrioskę stabdo. Karočią ant Petrauskinės semaforos rodo krasneką, aš spontam tarmozinu. Kaip gasinau, žinai, Kalnicų pavarotą, ant 14. Steškės visos dreba, boltai šaibo maina, galvoju, arba į kiuvietą, arba tvariai pagaus. Nu, davai. O šiame epizode mūsų pašnekovas pasakojo, kaip jis išgėręs kartu su girtu savo draugu važiavo lietuvių dainininko Kipro Petrausko vardu pavadintą gatvę Kaune ir pastebėjo, jog juos stabdo autoinspektoriai. Tačiau jie, pamatę raudoną šviesą, nesustojo, o bandė daryti staigų posūkį dideliu greičiu ir todėl vos nesubyrėjo atskiros jų mašinos detalės. Ir štai pasakojimas baigiamas tokiu išraiškingu ir daugelio žmonių vartojimu, dėja, aš sakyčiau, labai neteiktinu posakiu "nu davai", kurį lietuvių kalboje verčiau reiktų pakeisti taip pat nemažiau išraiškingų, emocingų lietuviškų pasakymų "na duokš".